Iš donorinės srities paimamas kaulo blokas. Jis padalinamas į keletą dalių reikalingų defekto atstatymui. Atkėlus gleivinę, defektas atstatomas nuosavo kaulo blokais. Blokai pritvirtinami varžteliais ir likę tarpai užpildomi kaulo pakaitalu. Prigijus kaului išsukami kaulą prilaikę varžteliai, atkeliama gleivinė, suformuojama implanto ložė ir įsriegiamas implantas. Gleivinė susiuvama ir laukiama, kol implantas prigis. Implantui prigijus virš jo padaromas nedidelis pjūvis ir prisukama gijimo galvutė. Po kelių savaičių gijimo galvutė išsukama ir pritvirtinama protezavimo atrama. Ant jos tvirtinamas vainikėlis.